Taip, šis kanalas, mano kanalas. Ir jeigu kažkas čia užsukęs į svečius nuo mano skalbinių virvės, pradeda bokti mano džiaustamus skalbinius ir dar neduok dievė matuotis ant pačių savęs, o paskui dar ir garsiai reikalus komentaruose, kad oi, matot, jie jiems netinka, šlapiai nepakankamai išgriežti ir apskritai dydis netoks, ar išvirkščiai išversti, tai čia ne mano problema. Šiame kanale jūs galite išgirsti tokios informacijos, kuri siauresnio požiūrio žmonėms, individams, gali pasirodyti pagal jų ribotą vertinimą kaip įžeidimai ar žeminimai. Apie tai aš jūs ir perspėju. Prieš ką nors aiškinant, pravartu įsiaiškint to, kuriam aiškini supratimo lygį. Todėl dažniausiai, aiškinant apie ką nors naują, kažkam, kas niekada apie tai nebuvo girdėjęs, nebuvo čiupinėjęs, nebuvo to uostęs, nebuvo to matęs, reikėtų nustatyti sąvokas arba pavyzdžius, kuriais remsitės aiškydami apie tai, apie ką tas klausantysis ir norintis kažką išmokti nieko negirdėjo. Tai reikia rasti tokius kelius, metodikas, kuriomis naudojantis bus įkalta į smegenis tam tikros žinios ar informacija galų gale. Ir tam, kam aiškini, pagaliau dašus, ką tu nori jam pasakyti. Viena iš tokių metodikų yra palyginimai. Tai kai išsiaiškini su tuo, su kuo tu bendrauji ir tam, kuriam nori paaiškinti, kas jam jau yra žinoma ir ką galima būtų iš to žinomo, nevartosiu tokių mandrų žodžių, ten ekstrapoliuoti ar dar kažką pritemti prie situacijos ir palyginti, tarkime, apie kokią nors ten situaciją, aiškinant iš to, ką jau tas klausiantysis ar klausantysis yra patyrę savo kailį. Bent jau matęs kažkur. Tai apie žmogaus sąvoką, vyro sąvoką, kartu ir moters sąvoką, asmens, piliečio, ir visi kiti ten tie statusai, kartais deminutyva, maksima, medija, minima. Senesnės kartos, gal ir naujesnės kartos žmonės turėtų prisiminti tokį aktorių Bruce Lee. Jis ten kinietis toks siaurakis, aš čia nenoriu nieko pažeminti, kažkaip užgauti rasistinę potekstę, bet prisimenu seną tokį filmą su to Bruce Lee pagrindiniam vaidmenį. Nežinau, kaip jis vadinasi, gal ten Drakono smūgis ar Drakono uodega, kažkaip tai panašiai. Kai tas Bruce'as Lee, būdamas kinietis, atvykęs į okupuotą kažkokį kiniečių teritoriją, kurią okupavę buvo japonai, tarsi kaip aukštesnioji rasė, atvykęs prie kažkokio parko vartų, pamatė lentelę, ant kurios parašyta, kad šunims ir kiniečiams įėjimas draudžiamas yra. Ir jam bebūnant prie tų vartų, pro šalį ėjo ten kažkokie japonų nelabai kilmingesnieji ir pasityčioja iš jo. Kai apsauginis lyg tai neleido jo, to Bruce Lee herojaus pasivaikščioti tam parke ir parodyti tą lentelę, o eidamas pro šalį kažkoks japonas su visą savo šeimyną ir kolujais visokiais ten sakė, tam Bruce Lee herojai nori įeiti. Tai atsako, klaupkis, daros tam lok. Tai aš tave bent jau kaip šunį įvesiu, nes jeigu japonas eina su šunimi, tai jisai gali eiti ir tą šunį įsivestų. O šiaip tai šunis ir kiniečiai neįleidžiami, tai tarsi prilyginami tie šunys kiniečiams, tarsi tie kiniečiai būtų ne žmonės japonų atžvilgiu, o būtų šunys. Jeigu kas atsimena tą filmą, kaip ten galų gale baigėsi. Aišku, liūdnai baigėsi tas filmas. Kaip ir daugelis kitų pasaulio filmų panašiom tematikom, kai čia dabar gali ant liežuvio išplaukti anglų beros herojus, Robin Hoodas už tos engiamuosius ėjo. Mes čia Lietuvoj turim Tadą Blindą turim, jeigu kas prisimenat, Tomkaus vaidmenį, pagrindinis herojus buvo. Tai visuose tose filmuose NLP technologijomis tarsi kaip ir teisingos idėjos tokios visakyta, bet pagrindiniai herojai blogai baigė. Bet praėjus tam tikram laikui, japonai lyg tai ir nebekelia balso prieš kitaičius, taip atvirai.
Anglijoje anglai irgi bolėmėnė normaliai gyvena, karalių myli, ten karalienė mirusią, nemirusią garbina. Ne? Tik va toj Lietuvoje, toj užgrobtoj kolonų Bananijos teritorijai, kaip artimas engia artima, taip tebe angia. Bet ką norėjau pasakyti, palyginimais. Tai tarsi tie, iš to filmo apie su Briuso Lee herojami, tai tarsi tie japonai aukštesnio lygio statusą turi, po to eina japonų atžvilgiu ten šūlis ir tik po to tie kitais atėniečiai. Tai lygiai taip pat yra su tais visais titulais ten vyras, moteris, žmogus, ir visi kiti ten prasideda ten, jeigu į civilinę teisę ten lysti. Pilietis, gyventojas, asmuo ir vapšiai ten lavonas. Tai va dabar lavonus iš viso to daro. Tai kad nebūtumėt šunimis, ar dar blogiau, tais vadinamais kitaicais, kurie nuo tų japonų, akimis žiūrint, yra dar žemiau negu šunis, o kas šitokie pas mus japonai gali būti. Tai visi tie, kurie sėdi čia vietoje ir administruoja vietinę teritoriją kažkieno nurodymais iš šonų. Kad taip nesielgtų su jumis, tai daug kas priklauso nuo jūsų, kaip jūs elgėtės, kaip jūs pateikėt save. Aš turbūt 100 kartą kartojau, kad jumise tie japonai mato tuos kitaicius tik todėl, kad jūs ir elgėtės nuolankiai kaip tie kitaiciai. Aš turiu omeny to filmo rėmuose, kai visi ten bijojo okupantų valdžių. Aš čia irgi okupantų valdžia tiesiai šviesiai, sakykime. Šita teritorija yra okupuota ir valdoma iš šalies, naudojantis vietiniais kolaborantais, išdavikais, sustatytis į administracinės vietas ir administruojantis šitą teritoriją. Tai jeigu jūs elgėtės kaip tie kitaicai, bijot, lankstotės, dalyvaujat jų žaidimuose, vienas iš tų tie vadinami rinkimai Lofotronas, dalyvaujat kitokiuose jų žaidimuose pagal jų taisyklės, o ne atėję ten, sakykime, ne to, kad savo taisyklės norit primesti ar pripiršti, bet užduodat nepatogius klausimus, išvildami juos į dienos šviesą, kaip jie tų savo taisyklių patys nesilaiko. Ir kai jiems nervikė trūksta ar ką, galite jūs tada irgi taip, su jumoru pasakyti, aha, tu pat savo taisyklių nesilaikai. Tai kodėl tu nori, kad aš tavo tų taisyklių, kurių tu nesilaikai, irgi laikyčiausi. Tai elementariai, pradėkit nuo to, galbūt elkite su kitais taip, kaip norėtumėt, kad su jumis elgtųsi. Tai galbūt yra tokių, kurie nori, kad jiems lankstytųsi subinės, jiems laižyto, ne? Bet tai jau virš žmogiškumo ir žmoniškumo supratimo. Žmonės taip nesielgia. Bet ir kitiems subinių laižyti ir lankstytis, kitiems ten žarkstytis prieš juos, siūlant vazeliną, kad jums neskauda būtų, ne? Irgi nežmoniška. Bet apie visas tas temas, kaip suprantu, reikia vėl aiškinti kai kuriems iš naujo, nes pastebiu, kad didėja tų naujokų banga ateinančių pas mane į kanalą ir uždavinėjančių klausimus, kuriuos aš jau seniai begirdėjęs, besikartojančius klausimus, kurie buvo užduoti tam prieš 5-4 metus, prieš 3 metų. Tai toks pasiūlymas, konkrečiai gyvo susitikimo metu šeštadienį, galbūt kai kam atsakysiu į klausimus, į kuriuos jau 100 ar 1000 kartų esu atsakęs. Kai gyvai kalbi, nėra tai sunku, arba nurodysiu šaltinį, kur aš jau atsakęs. Bet noriu dar sykį priminti, kad prieš atvykdami gyvai į susitikimus, tikėdamisi, kad aš išspręsiu ar padėsiu išspręsti jūsų kažkokias jums kilusias problemas, pasižiūrėkit mano kanale jau keltą virš 1000 vaizdainių, galbūt ten yra jau sprendimas pasiūlytas. Būtent tokiai situacijai, kokia jūs dabar papuolėte, į kurią aš jau seniai buvau papuolęs ir kažkaip ją savaip išsprendžiau. Nesakau, kad sprendinys galios 100% jums irgi kartuojas, bet kogi nepabandžius. Nes daugelis iš jūsų net nebandot, tik tai dejuojat ir skundžiatės. Daug pripezėjau, pasinaudodamas to, kaip sakau. Dėkoju visiems tiems, kurie ratavoja ar pamačiai, dėka jūsų. Aš galiu daugiau laiko skirti tokiems aiškinamiesiems vaizdainiukams, bet vis daugiau ir daugiau linkstu prie to, kad per gyvus susitikimus visgi geriau pavyksta atskleisti tam tikrus niuansus, pateikti tiksliau informaciją,
pateikti pavyzdžius, kaip tą informaciją paversti žiniomis ir praktiką. Ir praktinė galbūt nauda, ne piniginių aspektų, nors galbūt kai kam ir piniginių, ne dėl pinigų tomis žiniomis dalyvauti. Tai va, tiek žinių.